kelionė prasidėjo praeitais metais vasaros vidury, kai sugalvojau atlikti praktiką. Vis tiek, kadangi studijavau Vilniaus universitete, tos praktikos anksčiau ar vėliau būtų prireikę ir dar be to liko nemažai tos vasaros, tai galvoju, kodėl nepabandžius. Tai pirmas skelbimas, kuris kliuvo, buvo Medicino banko, tai dabar esančio Urbo banko ir sugalvojau pabandyti, kodėl ne. Taip pat labai didelį įspūdį ir kolektyvas paliko, nes tikrai modernus, kolektyvas jaunas, nesenai iš tikrųjų persikėlėme į naujas patalpas, kai buvo susikūrę naujas privačių klientų kreditavimo departamentas, tai atsirado nauja pozicija ir naujos pareigos. Tai irgi buvo tokia nežinomybė, nes tikrai neįsivaizdavau, kas laukia būtent naujose patalpose su nauja pozicija, naujam pareigom. Tai tokias nežinomybė ir daugiausiai gal kėlė nerimo ir daugiausiai iššūkių. Turbūt vienas pagrindinių mane įkvėpusių veiksnių buvo draugiška ir palaikanti darbo aplinka. Nuo pat pirmos dienos jaučiausi, kad mano darbas ir indėlis yra vertinami. Be to, man imponavo ir galimybės augti ir tobulėti. Pamačiau, kad čia galiu siekti karjeros, mokytis iš patyrusių kolegų, taip pat prisidėti prie reikšmingų projektų ir rezultatų. Urbo bankas suteikia plačias augimo galimybes jauniems specialistams. Čia jie gali dirbti įvairiose banko srityse, susipažinti su skirtingomis banko funkcijomis, taip pat įgyti neįkainojamos patirties, kuri tikrai gali būti labai naudinga karjeros pradžioje. Mano nuomonė, Urbo bankas iš kitų šalyje veikiančių bankų išsiskiria savo lankstumu ir gebėjimu prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Be to, čia ypač vertinamas darbuotojų inovatyvumas, tų inovacijų diegimas, o tai mums leidžia gerinti tiek vidinius procesus, tiek ir klientų patirtį. Be to, ypatingą dėmesį Urbo bankas skiria savo darbuotojų geroviai ir jų profesiniam augimui, o tai sukuria motyvuotą ir įsitraukusią komandą.